Sveiki visi, su jumis sveikinasi Lietuvos neįgaliųjų draugijos tinklalaidė Negalia problema. Ir šiandien kalbamės su Valstybinės ligonių kasos paslaugų ekspertizės ir kontroliaus skyriaus patarėja Rimante Vensloviene ir pasikalbėsime apie medicininės reabilitacijos paslaugas. Šių paslaugų yra daug įvairių ir šiandien gerbiama Rimantė sutiko papasakoti, kokios jos ir kaip galite padėti savo, jeigu turite vienokių ar kitokių sveikatos sutrikimų. Sveiki, Rimantė. Sveiki. Sveiki. Tai pirmiausia, noriu paklausti apskritai, koks yra medicininės reabilitacijos tikslas ir kodėl valstybė kasmet skiria gana reikšmingą sumą lėšų. Minėjote anksčiau, kad tai yra per 100 milijonų privalomos sveikatos draudimo fondo lėšų, ir šiemet netgi 130 milijonų. Tai koks tikslas tos reabilitacijos ir kuo siekiama ją? Tai pagrindinis tikslas reabilitacijos yra atkurti sutrikusias funkcijas ar bent sumažinti tų funkcijų sutrikimą po ūminių ligų, po lėtinių ligų paūmėjimų, po traumų, po operacijų. O esant lėtiniam lygom, kai tos funkcijos yra pastoviai sutrikusios, tai palaikyti tam tikrą funkcinę būklę, kuri jau yra pasiekta. Tai svarbiausia yra funkcijų atstatymas, o funkcijos tai yra tokios kaip judėjimas, pusiausvyra, koordinacija arba reabilitacija gali padėti ir liekamiesiams reiškiniams po ligų palengvinti, tarkim, dusulys, kosulys ar silpnumas, nuovargis, skausmas. Tai tikrai reabilitacija irgi šiuo atveju gali pagelbėti. Žodžiu, reabilitacija yra nemažiau svarbi gydymo, sveikimo dalis negu aktyvus gydymas, ir ne vaistais ir procedūrom. Taip, tikrai labai svarbu reabilitaciją pradėti, kai jos reikia, kai funkcija sutrinka kuo anksčiau. Tai tikrai dažnai reabilitacija pradedama net dar gulint ligoninėje, kai ypač po tokių ligų kaip infarktai, insultai, traumos ar onkologinių ligų gydymo atvejais irgi gali būti. Tai tikrai dar ligoninėje yra iškviečiamas fizinės medicinos reabilitacijos gydytojas ir gali būti pradedamas procedūros. Bet taip pat ir ambulatoriškai gydantis irgi dar ūmios ligos periodų svarbu irgi tam tikrais atvejais kuo greičiau pradėti reabilitaciją. Tai aišku, visada reikia pasikonsultuoti su gydytoju, dažniausiai tai gydytojas ir pasako, kad jums reiktų reabilitacijos. Ir tikrai reabilitacija yra svarbi gydymo dalis kai kurių ligų atvejais. Tai, kaip sakau, ypač traumų, infarktų, insultų, ypač tų ligų atvejais, kai jos staigiai sutrikdo funkciją. Žmogus, tarkim, prieš tai net iš vis neturėjo funkcijų sutrikimų ir kažkas įvyksta, tarkim, trauma ir staigus tas sutrikimas. Bet jau kaip greitai reikia pradėti, kartais vertina ir gydytojas tam tikrais atvejais po tų pačių traumų, kai, tarkim, žmogus yra su gipsu, tai reikia ir palaukti kažkurį laiką, kol tas, tarkim, gipsas bus nuimtas. Arba, tarkim, kažkokios nepasibaigusios sveikatos bėdos, tam, tarkim, aukšta temperatūra laikosi, komplikacijos irgi turbūt. Iš tikrųjų, kol infekcija aktyvi, tarkim, infekcinių ligų atvejais tikrai gali reikti palaukti. Tas pats skausmas, kartais jis reabilitacija padeda dėl skausmo, o kartais jį reikia pradžiai numalšinti vaistais, ar ten, jeigu ten uždegiminis skausmas, uždegimą sumažinti. Tai tikrai visada reikia tartis su gydytoju. Gydytojai tikrai rekomenduoja, kada reiktų, bet tikrai labai svarbus daugelio ligų atveju etapas yra reabilitacija. Minėjot ligų atveju, bet galbūt kartais reabilitacija padeda ir užkirsti kelią ligom, kad neišsivystytų kažkokie sutrikimai. Tarkim, žmogus jaučia nuolatinį skausmą vienoje ar kitoje kūno vietoje, ar tam sustingimą, ar dar kažkokius kitus reiškinius. Irgi turbūt gali padėti nesusirgti. Taip, aišku, net ir sveikam žmogui kartais būtų gerai reabilitacija, bet mūsų medicinė reabilitacija, jeigu sakot, taip užkirsti kelią, tai jau daugiau taikoma jau, kai visgi žmogus turėjo kažkokių sutrikimų, ar kaip sakot, kažkokių skundų turi ar turėjo, ne? Tai taip taikoma, tada mes sakom, kad tai lėtinių ligų atvejais gali būti taikoma reabilitacija, bet irgi kartais gali būti užkirstam paūmėjimui, ypač vaikam. Vaikam yra tokia atskira rūšis antirecidyvinis sanatorinis gydymas, kai tikrai vaikai turintys lėtinių ligų
tuo metu, kai jos nėra paūmėjusios, gali gauti tas antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugas. Suaugusiems dėja šios paslaugos nėra kompensuojamos, bet kas gali sau leisti irgi gali iš savo lėšų gauti tas paslaugas. O kokios tai yra būklės? Tarkim, jeigu kalbant apie vaikus, tai bronchinė astma ar kokie nors virškinimo sutrikimai ar kokie alerginės lygos, tarkim, alerginės slogos ar klausos, regos sutrikimo atvejais gali būti irgi tas antirecidyvinis sanatorinis gydymas. Taip. Taikoma. Ir netgi tokiais atvejais, ar ne, yra pagalba kažkokia būtent medicinė. Labai įdomu. Ir dabar norėčiau paklausti, tų reabilitacijos, medicinės reabilitacijos rūšių yra daug, gal galėtumėt pavardinti, kokios jos yra, apie kokią žmogus turėtų galvoti, jeigu viena ar kita būklė? Tai pagrindinės, jeigu taip išskirti rūšis reabilitacijos, yra pradinė reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija ir stacionarinė reabilitacija. Tai jeigu pradedant kalbėti apie pradinę, tai dažniausiai būtent nuo pradinės pradedama reabilitacija, tai ji irgi gali būti pradinė ambulatorinė, gali būti pradinė stacionarinė. Tai priklausomai nuo to, kur žmogus gydomas. Jeigu žmogus gydomas stacionare, tai skiriama, jeigu reikia pradinė stacionarinė reabilitacija, tai yra dar gydant žmogų ligoninėje, jau pradedamas taikyti reabilitacijos procedūros, tai yra pradinė stacionarinė. O pradinė ambulatorinė reabilitacija, tai pradedama dažniausiai vis tiek, paprastai šeimos gydytojas nukreipia fizinės medicinos reabilitacijos gydytojo konsultacijai ir tas jau fizinės medicinos reabilitacijos gydytojas skiria nuo 5 iki 25 reabilitacijos procedūrų ir pradiniai taikomi 4 metodai pagrindiniai reabilitacijos, tai yra kineziterapija, ergoterapija, fizioterapija ir masažas. Tai baigus pradinę reabilitaciją, gydytojas įvertina paciento būklę ir jeigu mato, kad dar funkcijos neatsistatė, tai sprendžia, galbūt reikia skirti tą sekantį etapą. O sekantis reabilitacijos etapas ir yra ta ambulatorinė reabilitacija arba stacionarinė reabilitacija. Trumpai kuo paaiškinti, kuo skiriasi, tarkim, ambulatorinė reabilitacija nuo pradinės ambulatorinės reabilitacijos. Tai tiesiog jau jinai šiek tiek didesnės apimties, taikomi ne tik tie 4 pagrindiniai metodai, bet į komandą yra įtrauktas ir socialinis darbuotojas, ir psichologas, ir klinikinis logopedas, jeigu yra kalbos sutrikimų, ir gali būti pritaikomos ortopedinės priemonės. Na ir pagal poreikį visos kitos reabilitacijos procedūros irgi gali būti skiriamos ambulatorinei reabilitacijai. Na ir trečia iš tų didžiųjų rūšių yra stacionarinė reabilitacija. Ji paprastai skiriama po stacionarinio gydymo ir jau jinai yra skiriama, kai žmogui reikia ne tik reabilitacijos procedūrų, bet ir reikia nuolatinės tos, priežiūros visą parą. Tai žmogus stebimas visą parą, pakoreguojamas, jeigu reikia, ir gydymas, aišku, taikomi visi reabilitacijos metodai. Na ir aišku, stacionarinė reabilitacija skiriama tiems sudėtingiausiam pacientam, kuriems sutrikus yra judėjimo funkcija, kuriems, kaip sakiau, reikia tos pagalbos šiek tiek visą parą. Tai tokios būtų pagrindinės rūšis. Dar iš stacionarinės išskirčiau tokią atskirą rūšį palaikomoji reabilitacija. Nes palaikomoji reabilitacija yra išskirtinė tuo, kad jinai skiriama asmenims, kuriems yra nustatytas mažesnis dalyvumo lygis nuo 0 iki 40%, sakom, ir vaikams su negale. Ir palaikomoji jau būtent skiriama, kai yra lėtinės ligos ir lėtinis funkcijų sutrikimas, siekiant palaikyti funkcijų tokį pasiektą tam tikrą funkcinį lygį, kad nesuprastėtų tos funkcijos. Tai kokie tai būtų atvejai, jeigu taip įsivaizduoti, tai tarkim žmogus, jeigu po stuburo smegenų traumos ar nejuda neįgaliojo vežimėliu, tai gali ten kiek kartų per metus kreiptis dėl šitos reabilitacijos palaikomosios? Jau ūmių atveju, kai tik įvykus traumai, tai jam gali būti, aišku, skiriama ir keli kartai ta vadinama stacionarinė, paskui pakartotinė stacionarinė, bet jau vėliau, kai lieka tie liekamiai reiškiniai, kaip sakiau, kai reikia palaikomosios tos reabilitacijos, tai skiriama kartą į metus ta palaikomoji stacionarinė. Bet jeigu žmogus dar
kartais turi galimybių atvykti, tarkim, ir ambulatoriškai, tai jam gali iš kur papildomai skirti tas ir pradinės reabilitacijos paslaugas, ir ambulatorinės. Čia, aišku, vertinant galimybės, kiek jis gali, kad, tarkim, ir su vežimėliu atvažiuoti į polikliniką. Bet palaikomoji skiriama vieną kartą į metus, tas palaikomoji, tas stacionarinė. Bet yra atvejai, kai yra žaliasis koridorius vadinamasis, ar ne? Gal galite paminėti, kokiais atvejais žmogus iš karto siunčiamas be eilių į reabilitaciją? Taip, tai tikrai yra tokia vadinama prioritetinė stacionarinė reabilitacija, kuri skiriama po tokių ligų kaip infarktas, insultas, po endoprotezavimo operacijų, po sudėtingų traumų, taip pat skiriama onkologiniam, po operacijų dėl onkologinių ligų. Vaikams stacionarinė reabilitacija yra priskirta prioritetiniai ir jinai tuo išsiskiria tą prioritetinę nuo kitų, kad įstaigos privalo priimti tuos pacientus pirmumo tvarka, nes jiem aišku svarbu labai laiku užtikrinti tas paslaugas, nes šiais atvejais tikrai turi būti kuo greičiau pradėtos teikti reabilitacijos paslaugos. Ir taip pat yra numatyta, kad dažniausiai siunčiami iš stacionaro, tai kad dar stacionaro atsakingas asmuo, ligoninėje dirbantis atsakingas asmuo, padeda žmogui suderinti, kuriais įstaiga vyks reabilitacijai. Tai aišku, dažnai leidžiama pasirinkti žmogui, bet jeigu matoma, kad pasirinktoje įstaigoje visgi nėra vietų, tai tikrai gydytojai tada, ar gydytojai, ar paskirtas atsakingas asmuo, ieško vietų, kur yra artimiausia galimybė pakliūti ir tikrai rūpinasi, kad pakliūtų kuo greičiau. Kiek žinau, ir nuveža kartais kartu centralizuotai iš Santaros klinikų, bent jau tikrai. Tikrai taip, dažniausiai padeda, sutarė, dažniausiai, aišku, atvažiuoja ta pati įstaiga, kuri priima pasiimti pacientus, tikrai derina, ypatingai tai prioritetiniai grupiai, tikrai, kiek žinau, tikrai gydymo įstaigos stengiasi užtikrinti tą testinumą, taip, kad jis negrįžtų namo ir kažkaip nedingtų, jam ta pagalba papildoma. Tai tikrai dažniausiai ir iš pacientų atsiliepimai būna geri, kad padėjo laiku nuvykti į tą reabilitacijos įstaigą. Tai tikrai... Nes vis tiek gali būti ir sudėtinga nuvykti, ir judėjimo funkcijos sutrikusios, ir žmogus dar neprisitaikęs, ar dar kitokio, ir gali būti žmogus vienišas, irgi neturi kas nuvežti. Tikrai taip, tikrai įsivaizduokime, jeigu po infarkto, insulto, tikrai žmogus taip greitai neatsistato, tai tikrai jam reikia pagalbos ir nuvežti, ir tikrai reikia tos pagalbos, neišleisti jo į namus, o jau daugelį atvejų tiesiai iš stacionarinės įstaigos pervežti į reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. Tai tokiu būdu užtikrinama ta reabilitacija laiku tiem pacientam, kuriems jos labiausiai reikia, nes šiaip iš tikrųjų nepaslaptis tos eilės yra. Bet jau bent stengiamasi šitai grupiai pacientų, kur tikrai tos funkcijos sutrinka staiga, ir jos lygiai taip pat, jeigu jų nepagelbėsi laiku, jos gali negrįžtamai sutrikti. Tai už tai tos būklės, kai reikia mums, kad pacientas ypatingai gautų paslaugas laiku, nes daugelį atvejų jas galima atstatyti ir visiškai, tai priskiriama prioritetiniai grupiai. Ir vis dėlto dar norėčiau paklausti, kaip pasirinkti įstaigą. Šiuo metu mes galim pasirinkti ir šeimos gydytoją, ir sanatoriją, ar ne. Tai kokie tie būtų kriterijai? Turbūt visiems labai patraukliai atrodo tos reabilitacijos įstaigos, kurios teikia ir komercinės paslaugas, kurios gražiai atrodo, turi baseinus, ir spa ir panašiai, kur tu gali galbūt ir prisimokėti ir dar papildomų paslaugų, patogumų gauti. Bet ten ir nepaslaptis yra ir eilės. Bet galbūt reikia kažką ir žinoti, galbūt yra kažkokios įstaigos, kurios specializuojasi, vienos labiau širdies kraujagyslių ligomis, sergantiems, kitos onkologiniams ligonėms, arba turi galbūt geresnį slaugos personalą, kur paliatyviai ten kažkokiai pagalbai galėtų pagelbėti. Ar turėtumėt kažkokių patarimų, kaip rinktis? Iš tikrųjų, įstaigų nemažai. Tarkim, ambulatorinių reabilitacijos paslaugas teikiančių turim apie 100, stacionarinių virš 30. Čia su tiek viešųjų, tiek privačių. Tai tikrai yra iš ko rinktis. Ir kelias prasideda nuo to, kad iš tikrųjų pats gydytojas skirdamas turėtų bent kelias įstaigas pacientui nurodyti, nes tikrai pacientui būtų sunku susigaudyti, kaip jūs ir sakot,
pas mus yra skirtingi profiliai reabilitacijos, tiek ambulatoriniai, tiek stacionariniai, yra apie virš 10 profilių, tai skirstama pagal sistemas, ten judamo aparato, nervų sistemos, kraujotakos ir kitos. Tai paprastai jau gydantis gydytojas ar tas siunčiantis gydytojas nurodo, kokias įstaigas bent kelias galėtų pacientas rinktis. Aišku, pacientas gali rinktis ir iš visų įstaigų, neprivalo būtinai važiuoti tas, kurias rekomendavo gydytojas. Tai viena iš galimybių yra valstybinės ligonių kasos puslapyje pasižiūrėti įstaigas ir jų teikiamas paslaugas, nes mūsų puslapy yra išvardinta ir įstaiga, ir kokių tų profilių paslaugas teikia. Kitas, jeigu jau pasirenka pats pacientas, tiesiog pasiskambinti ir pasitikslinti tą įstaigą, ar teikia pagal jo siuntimą jam paskirtas paslaugas. O rinktis tai taip, čia yra paciento teisė, kažkas renkasi galbūt geresnę aplinką, kažkas galbūt renkasi, kad ir ligoniniai, bet labiau pasitikė, kad čia geresnė bus pagalba. Bet pas mus pagal reikalavimus tiek viešoji, tiek privati įstaiga turi tas paslaugas teikti vadovaudamasi tiek teisės aktais, tiek kokybės reikalavimais. Ta prasme, jeigu teikiam, tarkim, nervų ligų profilio paslaugas, tai turi užtikrinti visas procedūras, kurios reikalingos būtent atkurti susijusias su nervų ligom funkcijas. Ar jeigu teikia, tarkim, ausų, nosies, gerklės profilio paslaugas, tai turės turėti tada, aišku, ir klinikinį logopedą, ir gestų kalbos specialistą. Ta prasme, tikrai turi būti pritaikyta. Tai kaip ir paciento neturėtų būti rūpestis, ar ten bus tos tinkamos sąlygos tom paslaugom, kuriom jis siunčiamas. Tikrai įstaiga turėtų užtikrinti, tai tik tai pacientui turi peržiūrėti, ar tikrai teikia to profilio paskirtas paslaugas, nes, kaip sakiau, ambulatorinių reabilitacijos įstaigų yra labai daug ir jos tikrai ne visos teikia tą visą plačią, kaip sakyčiau, paletę to visų profilių. Aišku, žmonėm dažniausiai skiriama dėl nervų, dėl judama, dėl kraujotakos ligų, tai dėl nervų judama daugelis ir teikia. Jau kraujotakos, tarkim, ligų jau tenka paieškoti. Tikrai daug mažiau įstaigų teikia, tarkim, kraujotakos sistemos profilio reabilitacijos paslaugas. Bet verta paieškoti ir pasidomėti, paklausinėti ar jūsų tinklalapį, kad būtent galbūt tikrai tikėtis tada, kad tokių specialistų, kokių tau labiau reikia, yra, galbūt ir aplinka netokia tobulai sutvarkyta. Taip, tai atsižvelgiant į galimybės, tarkim, žmogus jau žino, kur nori, o ten eilė. Tai tada reiktų pasikonsultuoti su gydytoju, ar jis gali laukti to eilį. Jeigu jis gali, tai kodėlgi ne, tegu laukia žmogus, kur jam primtiniau, jeigu nėra skubu. Bet kaip minėjau, kai yra skubus atvejai, kai yra pati prioritetinė grupė, tai tikrai jau gydytojai irgi sužiūri, kad tu nelauk, dėja tavo norimo įstaigoje nėra vietų šiuo metu, tai tikrai pagelbėja ir aš tai manau, kad visos mūsų įstaigos tikrai teikia kokybiškas paslaugas. Yra įvairių atsiliepimų, kaip žinom, bet vis tiek ta kokybė turbūt gerėja. Aš norėjau paklausti, jeigu žmogus atvažiuoja su sutrikusia judėjimo funkcija ir galbūt jam pačiam sunkiau yra apsitarnauti, apsirengti ir panašiai, ir nuvažiuoti į kažkokią įstaigą, perlipti ant masažo stalo ir panašiai. Ar įstaiga privalo pagelbėti žmogui tiesiog tokiais klausimais? Taip, tikrai taip. Visos įstaigos tiek teikiant reabilitacijos procedūras, tiek apskritai bet kurios asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įstaiga tikrai turėtų užtikrinti pacientui tiek galimybę patekti į patalpas, taip tiek suteikti pagalbą, jeigu jam reikia, ar kaip sakot, ar judėjimo funkcija sutrikus pagelbėti ateiti, ar kažkokią pagalbą, ten, tarkim, žmogui reikia nusirengti, jis pats negali, tai tikrai turėtų padėti. Girdim ir mes dar visokio atsiliepimų, kad ne visada tai būna kaip norėtųsi, bet aš labai tikiuosi, kad ateityje tikrai nebus tokių nusiskundimų, kad buvo kažkokia ten kliūtis papulti į liftą ar dar kažkas. Tai aišku, ypatingai tos įstaigos prisitaikiusios, kurių stacionarinės reabilitacijos paslaugos teikia, ypač kur palaikomosios, nes ten jau, tarkim, palaikomosios reabilitacijos net teisės akte yra numatyta, kad turi žmogui būti paskirtas asistentas, kuris
pagelbės jam reabilitacijos metu, ar nueiti procedūrą, ar procedūros metu, pagal tai, kiek žmogui reikia tos pagalbos. Ir atsiprašau, jeigu žmogus negauna to asistento, jis turėtų pareikalauti ar paprašyti, kaip čia priminti savo teisę. Palaikomosios reabilitacijos metu tai taip, nes tai yra netgi numatyta teisės akte, tai tikrai įstaiga teikianti tas paslaugas privalo užtikrinti tą pagalbą, bet aplamai paėmus, tai visais atvejais turėtų žmogui pagelbėti, žmogui esančiam medicinos įstaigoje pagelbėti, ypač procedūrų metu, tikrai turi pagalba būti užtikrinta. Bet ir neseniai dalyvavom konferencijoje, kur girdėjom tokių skundų, kad tikrai ne visos reabilitacijos įstaigos pritaikytos. Tai jeigu susiduria žmogus arba su nenoru suteikti pagalbą, arba kad kažkokios paslaugos buvo nepritaikytos, neprieinamos, kur reikėtų kreiptis, ar nutylėti, ar geriau vis dėlto kažkur atkreipti dėmesį, kad judėtų šitie klausimai, ką patartumėte? Pirmiausia, gal aišku, galima ir į pačią įstaigą kreiptis, nes, kaip sakyt, kartais sveikas, įstaigos, tarkim, administracijai dirbantys žmonės gal tiesiog kažko nepastebėjo, kad kažkas, gal ten nedidelė kažkokia kliūtis, kur anksčiau, tarkim, niekam nekliuvo, tam žmogui, jis pastebėjo, kad kažkas ne taip. Bet jeigu įstaiga į tai nereaguoja, tai jau tada tikrai būtų gerai informuoti Sveikatos apsaugos ministeriją, kuri jau ten atitinkamai nukreips galbūt tą skundą į atitinkamą instituciją, žiūrint, kas ten ne taip buvo. Nes tikrai, jeigu visi tylėsim ir kentėsim, kaip sakyt, kaip pacientai, tai nebus tų pokyčių. Tai tikrai reikia, ne visi mėgstam tos skundus, bet tikrai yra, kaip mes sakom, kartais tie gerieji skundai, kur verčia pasitempti tiek įstaigas, tiek ir visas, ir kartais ir mūsų tas valstybinės įstaigas mes matom irgi, kad kartais kažką galim pakeisti pagal skundą. O gali kreiptis tiesiog į ligonių kasą? Ar jūs nenagrinėjate tokių skundų, ar tiesiog persiunčiat galbūt? Pas mus daugiau mes nagrinėjam skundus susijusius su apmokėjimu, tarkim, kai pacientai paprašo už kažką užsimokėti, tada nagrinėjam, ar teisė taip pareikalavo susimokėti papildomai. Ar ten kartais pacientai nežino, gydytojas sako, niekas nepriklauso, jie nori pasitikslinti, ar jam kažkas gali priklausyti ar ne. Tai daugiau su tais kompensuojamam paslaugom, su apmokėjimais. Iš tikrųjų geriau į pačią Sveikatos apsaugos ministeriją kreiptis, nes mums jau dėl tų neįgaliesiam kažkokių nepritaikytų sąlygų, nes iš tikrųjų ministerija mums nukreipia, jeigu mato, kad mes galim atsakyti, kaip valstybinė ligonių kasa, mes tikrai gaunam, persiunčiam tos skundus, kas susijęs su mūsų klausimais. Jis, kaip ir minėjau, jeigu matoma pacientas, kad grynai su apmokėjimu susiję, gali tiesiai kreiptis į mus. Bet ir tai yra dar numatyta, kad pirmiau turėtų kreiptis į įstaigą ir su įstaigos atsakymu kreiptis į mus. Nes kartais sunku susigaudyti, kas ten vyko, kokia situacija. Pacientas vertina vienaip, o iš tikrųjų buvo situacija galbūt visai kitokia. Tai mums irgi yra patogiau, kai jau pacientas kreipiasi su įstaigos atsakymu. Ir dar dėl medicinos kokybės į valstybinę akreditavimo tarnybą galima. Taip, už paslaugų kokybę valstybinė akreditavimo tarnyba, o kas susijęs su apmokėjimu, tai į valstybinę ligonių kasą. Sugrįžkim prie reabilitacijos formų, pakalbėkime apie vaikus dabar. Truputį kitokia yra, ar ne, vaikų reabilitacija? Tai papasakokit, kokios yra... Kokie skirtumai? Kokie skirtumai? Jeigu pradėti nuo pradinės, tai skirtumų praktiškai nėra. Taip pat gali būti pradinė ambulatorinė, pradinė stacionarinė, o pereinant prie ambulatorinės reabilitacijos jau yra skirtumai ir pagrindinis tas, kad ambulatorinė reabilitacija suaugusiems dėl tos pačios ligos skiriama vieną kartą per metus, o vaikam gali būti skiriama ir daugiau kartų per metus dėl tos pačios ligos. Ir aišku, patys reikalavimai, vaikam, sakyčiau, platesnis spektras ligų, dėl kurių jie gali gauti reabilitacijos paslaugas, vien vertinant dėl tai, kad vaikam dar yra didelė tikimybė tas funkcijas greit atstatyti. Tai tikrai vaikų paslaugų spektras yra tų indikacijų spektras yra platesnis, skiriant ambulatorinę reabilitaciją. Pereinant prie stacionarinės reabilitacijos vaikam,
Tai kaip minėjau, vaikai išskirtinai tą stacionarinę reabilitaciją, vadinama mūsų antrinė, tretinė stacionarinė reabilitacija, ta reabilitacija, kuri taikoma po ūmių ligų, čia šita, tai vaikams priskirta tai prioritetų. Visos paslaugos tos stacionarinės antrinės, tretinės reabilitacijos priskirtos prioritetiniai grupiai. Tai vaikams tas užtikrinamas greitesnis patekimas po visų ūmių ligų į stacionarinę reabilitaciją. Ir taip pat stacionarinė reabilitacija vaikams dėl tos pačios ligos gali būti skiriama daugiau negu vieną kartą per metus. Kaip minėjau, vaikams yra išskirtinis dar toks antirecidyvinis sanatorinis gydymas, tai jis skiriamas vaikams iki 7 metų ir neįgaliesiam vaikams su negale iki 18 metų dėl tam tikrų ligų, kurios yra numatytos irgi teisės akte. Tai tik tai šita rūšis yra išskirtinė šiek tiek, kad kompensuojama visgi ne visa kaina, o 90% kainos to antirecidyvinio gydymo. Visos kitos reabilitacijos rūšys tiek vaikams, tiek suaugusiems kompensuojama 100%, kurios yra kompensuojamos. Tai va, tas antirecidyvinis sanatorinis gydymas vaikams yra išskirtinis, bet jis irgi būtent šis gydymas vaikams tik vieną kartą per metus dėl konkrečios ligos. Ir aišku, vaikams irgi yra skiriama ir palaikomoji reabilitacija, irgi išskirtinai vaikams gali būti skiriama daugiau negu vieną kartą per metus palaikomoji. Na ir dar kalbant apie mažesnius vaikus turinčius raidos sutrikimų, yra išskirtinė tokia vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija. Tai šita reabilitacija skiriama vaikams iki 7 metų, jinai yra šiek tiek kita jos organizavimo tvarka, jau čia paslaugas skiria ne fizinės medicinos reabilitacijos gydytojas, bet skiria gydytojas socialinis pediatras. Tai taip pat šeimos gydytojas gali duoti siuntimą socialiniui pediatrui, kuris jau išduoda siuntimą ankstyvosios reabilitacijos paslaugom. Tai čia, kaip minėjau, tos ankstyvosios reabilitacijos paslaugos tai yra vaikams, kurie turi raidos sutrikimų. Tai tokia grupė. Ir nuo kada jau galėtų tėvai galvoti apie tokias ankstyvosios reabilitacijos paslaugas, jeigu įtaria, kad vaikui yra kažkokie raidos sutrikimai? Iš tikrųjų, yra dvi, taip išskirčiau grupės. Vienos, kur jau dar ligoniai, tarkim, neišnešiotukai, tai juos jau pradeda stebėti tiesiog jau pirmaisiais metais, jau žino, kad yra grėsmė jų sutrikusiai raidai. Tai tikrai jau jie gauna anksčiau, ar tarkim vaikučiai su cerebriniu paralyžium. O kitus vaikus, kaip ne visada matosi, dar pirmaisiais metais gali net ir gydytojai nepastebėti, kad ta raida atsilieka. Bet yra numatyta, kad tam tikrais intervalais šeimos gydytojas privalo tikrinti vaiko raidą, yra apibrėžta, ką jis turi patikrinti, kokios tas raidos tam tikrais tarpsniais, į ką atkreipti dėmesį, ką jau vaikas turi daryti, ką dar gali ir vėliau net atlikti. Ir kai jau šeimos gydytojas pastebi pagal tą vertinimą, kad vaiko raida atsilieka, tai tikrai turėtų nukreipti į gydytojo socialinio pediatro konsultaciją. Tai paprastai jau būna 2-3 metais jau tie tokie, sakykime, sveikesni vaikai, kur iš pradžių pirmais metais galbūt nelabai matoma. Bet iš tikrųjų priima ir pirmais metais mažučius kūdikėlius, jeigu tikrai gydytojai jau mato, kad kažkas tai raidoje ne taip. Kūdikiui gali būti pagalba kažkokia, ar ne? Jo, iš tikrųjų 3 lygio mūsų ligoninėse, kur tie vaikučiai, sakau, ypatingai tie, tarkim, neišnešiotukai gimsta, tai tikrai juos iškart jau nukreipia ir tais pirmais dar metais kažkiek tai tą ankstyvą reabilitaciją galima ir visai mažučius. Dar paminėjot socialinis pediatras. Ar čia yra naujas dalykas, ar visose gydymo įstaigose yra? Gerai atkreipė dėmesį, nes pas mus jis tikrai visai gana naujas, gal žmonėms dar mažai ir žinomas, nes toks kaip įvardinimas socialinis pediatras atsirado tik tai pernai. Aišku, nėra taip, kad nebuvo to specialisto, bet tas paslaugas anksčiau teikė, tarkim, gydytojas neurologas, vaikų ligų gydytojas, jie tiesiog buvo baigę specialų kursą, jis ir vadinosi socialinės pediatros kursas, bet žmonės buvo nukreipiami dar ne socialiniam pediatrui, bet tam neurologui, vaikų ligų gydytojui. Tai
atskyrėm tokią specialybę, kad būtų aiškiau, nes tas pats neurologas vienas konsultuoja dėl raidos sutrikimo, kitas ne. Tai kad žmonėm, tėvams su vaikais būtų paprasčiau susigaudyti ir visiems mums, kad būtų aiškiau, kas konsultuoja būtent dėl tų raidos sutrikimų. Tai buvo skirta tokia specialybė socialinė pediatrija, bet iš tikrųjų tai gali būti bet kurios vaikų ligų specializacijos gydytojas, kuris baigė specialų kursą ir jis gauna tokį socialinio pediatro, galimybę teikti socialinio pediatro paslaugas. Tai dabar sakyčiau paprasčiau, kai visiems aišku, kad reikia kreiptis į socialinį pediatrą. Dažnai reabilitacija yra įsivaizduojama kaip pagalba fizinių sutrikimų turintiems, regimų tokių sutrikimų, ar ne, ar judėjimo, ar skausmai, ar panašiai. Ar yra pagalba, jau anksčiau truputį užsiminėt, klausos negalią turintiem, regos arba, tarkim, autistiškiem vaikam, turint omeny medicininę reabilitaciją? Taip, klausos regos sutrikimam, aišku, labai didesnė ta pagalba reabilitacijos atžvilgiu būna, kai yra ūmūs sutrikimai, kai tik jie atsiranda, nes tada yra didesnė tikimybė atkurti dar tą sutrikusią funkciją. Tai daugiau skiriama, ypač jau suaugusiems, tai skiriama tik ūmiais atvejais, kai ūmiai sutrinka rega, ūmiai sutrinka klausa, kai yra dar galimybė ją atstatyti, kai jau kažkokiam lygiai nusistovi ir jau neįmanoma jos atstatyti, jau suaugusiam mažiau tų galimybių gauti. Aš jau kalbu apie stacionarinę reabilitaciją. Aišku, jeigu gydytojas nustato, kad kažkiek gali padėti, pradinė reabilitacija nėra pas mus apribojimų, visada gali būti tos procedūros skiriamos. Na, vaikučiam visgi plačiau, jam ir skiriama ir ta net palaikomoji gali būti ir dėl regos, ir dėl klausos, net ir nebūtinai tai ūmiais sutrikimo atvejais, jie tikrai gali gauti dar tą palaikomą reabilitaciją dėl regos ar klausos sutrikimų. O kalbant apie autizmą, aišku, tai sunku įvertinti. Autizmas yra labai platus spektras sutrikimų. Jie tikrai gali gauti pradinės reabilitacijos paslaugas, jeigu gydytojas mato, kad tam vaikui jos pagelbėtų, tai gali tam tikrais atvejais gal paskui ambulatorinę. Stacionarinė reabilitacija taip kaip dėl autizmo nėra skiriama, bet jie dažnai turi papildomų sutrikimų, tarkim tokie vadinami hiperkineziniai sutrikimai ar kokie nors miego sutrikimai ar kokie neuroziniai, tokie stresiniai vadinasi sutrikimai. Tai tais atvejais, kai yra tos nustatyti papildomi sutrikimai, tai tikrai net ir gali būti skiriama stacionarinė reabilitacija. Na, vėliau aišku, autistiškiem vaikam labai svarbi iki 7 metukų vaikų raidos sutrikimo ankstyvoji reabilitacija. Kai jau sueina 7 metai, tai jie gali gauti ir toliau būti sekami socialinio pediatro. Ir taip pat, jeigu ryškėja psichikos, elgesio sutrikimai, kas nemažai vaikų turi šitų problemų, tai jau nukreipiame į tą psichiatrinę grandį, psichiatras, psichikos dienos stacionaro paslaugos, kur irgi į komandą eina ir psichiatras, ir psichologas, ir irgi taikomi ir ergoterapijos užsiėmimai, ir meno terapijos, kas tikrai gali padėti, įvairūs ten tie užsiėmimai. O po dienos stacionaro gali būti ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugos vaikui paskirtos, irgi jas teikia visa komanda. Ir psichiatras, ir psichologas, ir psichoterapijos užsiėmimai, visokie grupiniai užsiėmimai. Tai tas spektras yra tikrai nemažas pagalbos. Dar norėjau paklausti apie tėvus, apie tėvų gyvenimo sanatorijoje apmokėjimą. Ar sanatorija, ar kitoje reabilitacijos įstaiga, kokiais atvejais yra kompensuojamas? Tai tėvai, kurie vyksta su vaikais iki 8 metų amžiaus, visais atvejais, vienas iš tėvų, aišku, tik gali važiuoti, visais atvejais apmokama tas nakvynė, maitinimas ir buvimas kartu su vaiku, o vyresniem, tai kai vaikas turi negalią, taip pat irgi gali važiuoti vienas iš tėvų, ar jeigu būna po sunkių operacijų, po sunkių traumų, ar tiesiog būna vaiko labai jautrus, tarkim, gydytojai nustato, kad jis negali būti vienas toj reabilitacijos įstaigoje, tai toks, kaip sakyti, gydytojų konsiliumas, gydytojų komisija įvertina ir irgi tada gali būti
apmokamos paslaugos ir tėvų buvimo. Čia tokie išskirtiniai, ar ne? Ir tėvai turėtų žinoti tą teisę ir jeigu iš tikrųjų negali vaiko palikti vieno, kažkaip kreiptis, prašyti gydytojo, atkreipdėmėsi, ar ne? Tikrai reiktų kartais gydytojai galbūt ir pamiršta, užpildyti tą, nes tikrai jau nuvykus į įstaigą yra sudėtingiau, nes gydytojas siuntime turi nurodyti, kad siunčia su slaugančiu asmeniu. Tai kai siuntime to nenurodoma, jau priimančiai įstaigai nepasiruošia priimti to asmens. Dar yra aišku būdų ir nuvykus gali gydytojai įvertinti, kartais paskirti tą asmenį, bet iš tikrųjų reiktų pakalbėti su siunčiančiu gydytoju. Ypač jeigu vaikas jautrus, jeigu tėvai geriausiai savo vaiką žino, jeigu jis tikrai svetimoje aplinkoje vienas nepratęs būti ir tikrai jam bus didelis stresas, ypač jeigu jis turi kažkokių dar ir tokių psichikos ligų, nebūtinai diagnozuotų ligų, bet tokių kažkokių jautrumo niuansų, tie patys autizmo spektrą turintys vaikai, tarkim, tai tikrai gali pakalbėti su gydytoju, jeigu gydytojas tikrai mato, kad pagrįstai tėvai prašo, nes tikrai jeigu prašymas tik dėl to, kad noriu važiuoti kartu su vaiku, aišku, irgi suprantamas, bet jeigu vaikas galėtų būti ir vienas. Tai praktiškai jau 9 metų turėtų būti vienas, ar ne? Taip, bet aišku, leidžiama tėvam vykti ir su vyresniais vaikais, tarkim, jis visai gerai adaptuojasi, visai gerai būtų vienas, bet tiesiog pareigingi tėvai nori būti kartu su vaiku. Taip? Bet jau šiuo atveju jie moka už tai. Bet tikrai sudaro įstaigos galimybę, jeigu ir nėra tų medicininių indikacijų būti kartu su vaiku, tikrai tik iš anksto irgi reikia tėvam skambinant, registruojantis į tą ar sanatoriją, ar kitą gydymo įstaigą, pasakyti, kad norėčiau būti kartu. Kartais ne sezono metu net ir suteikia galimybę ir abiem tėvam būti, bet irgi reikia suderinti su įstaiga. O kalbant apie suaugusius, jau tokios galimybės nėra? Apie suaugusius dabar irgi yra tas, kad gali atvažiuoti su lydinčiu asmeniu, bet tai nėra apmokama, bet turi būti suteikta galimybė tam asmeniui būti šalia. Tarkim, dienos metu tai turi būti neribota galimybė, įstaiga turi užtikrinti, tarkim, ten pastatyti jam, kur, ar atsisėsti, kad žmogus turėtų šalia, kad būtų ir tos vietos palatoj būti šalia. Tai yra numatyti irgi dabar net ir įstatymė, kad turi sudaryti įstaigą sąlygas būti, bet tai dėja nėra apmokama. Ir čia jau įstaigos vidaus tvarka, tarkim, žmogus norėtų ir nakvoti tas lydintis, tai tada jau kaip susitarė, gali tekti mokėti, ar kitą kartą, jeigu žmogus ten ypatingų sąlygų nereikalauja, kartais gali šalia būti ir nemokamai, bet jau apie naktį kalbu. Dieną tai tikrai turi sudaryti galimybės būti šalia, o jau maitinimo, apgyvenimo paslaugos, jau čia to lydinčio asmens derinasi su įstaigos, kaip sakyt, nustatyta tvarka. Bet tiesiog būti, padėti ir, tarkim, tas žmogus galbūt gali apsigyventi kažkur šalia, ateiti dieną padėti, tikrai turi būti sudarytos galimybės, ypač kai atvyksta žmogus su negalia. Nes iš tikrųjų ir įstaiga gali būti daug lengviau, tikrai sudėtinga situacija. Tikrai, aš manau, neatsisako pagalbos įstaigos to lydinčio asmens. Ir aš dar skaičiau, kad yra ir reabilitacija namuose įmanoma. Kokiais atvejais? Taip, yra tokia rūšis reabilitacija namuose, tik jeigu tai pažiūrės, tai yra labai sudėtingi pacientai. Ten yra jau su sunkiais galvos ir nugaros smegenų pažeidimais, iš tikrųjų ir su paralyžium, ir kai kvėpavimo pajungta, vadinau, tokia tracheostoma, per tokį vamzdelį čia kvėpuoja, ar per dirbtinį plaučių ventiliaciją. Tai yra, žodžiu, sudėtingi pacientai, vaikai su sunkia negalia arba suaugusi 0,25% dalyvumo lygio. Tai yra tokios galimybės, atvyksta komanda, bet nedaug tokių pacientų turim, tokių sunkių. O dabar yra pas mus tokia plėtojamos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose, iš tikrųjų, kur irgi teikia visa komanda. Tai tikslas būtų, kad ta komandos tie nariai, tarkim, jau dabar yra praktiškai kiekvienoj slaugos paslaugos namuose teikiančiai komandai yra kineziterapeutas, kuris ateina į namus su tą, pagal tą slaugos paslaugų namuose paslaugą. Tai kineziterapeutas gali pritaikyti ir kažkiek ir masažo elementų, ir aišku visą tą mankštą. Ir taip pat
komanda yra ir ergoterapeutas. Na, dar ne visos komandos turi, bet ateityje tikrai, manau, visos turės. Tai aš manau, kad tokiems sudėtingesniems pacientam, kurie yra slaugomi namuose, turėtų būti paslaugos užtikrinamos šitų specialistų. Aišku, jeigu žmogus tų paslaugų dar negauna, irgi reiktų kreiptis į šeimos gydytoją, kad įvertintų, kad galbūt jau jis galėtų gauti tas slaugos paslaugas namuose. Pakalbėkim dar apie formalius dalykus. Minėjote, kad vis tiek siunčia gydytojas, ar ne, bet ne šeimos gydytojas turi teisę siųsti, ar ne? Taip. Kaip vyksta tas siuntimo išrašymas? Sprendimą dėl reabilitacijos priima fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Aišku, tiesiai taip pas šį gydytoją nepakliūsi. Tai pacientą, jeigu jis gydomas ambulatoriškai, tai dažniausiai siunčia ar sprendžia pirmą sprendimą dėl galimo reabilitacijos poreikio priima šeimos gydytojas. Tai jeigu ir pacientui, tarkim, atrodo, kad galbūt jam priklauso reabilitacija, tai pirmiausia turėtų pasitarti su savo šeimos gydytoju. Šeimos gydytojas gali išduoti siuntimą į fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultaciją. Kas svarbu atminti, šiaip pas mus siuntimai galioja 180 dienų visom paslaugom, o vat jau šitas siuntimas į fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultaciją galioja 60 dienų. Tai 2 mėnesius. 2 mėnesius, taip. Tai žmonėms svarbu atsiminti, kad gavę siuntimą į fizinės medicinos reabilitacijos gydytojo konsultaciją, nedelstų ir ieškotų registruotis. Per tos 60 dienų 2 mėnesius svarbu užsiregistruoti. Jeigu ten įstaigų yra eilė ir, tarkim, žmogus pateks po 3 mėnesių, tai viskas gerai. Svarbu per 2 mėnesius užsiregistruoti. Gali kartais siuntimą išduoti ir nebūtinai šeimos gydytojas ambulatorinį grandį. Tarkim, žmogus lankosi pastoviai dėl kažko pas neurologą, ar pas ortopedą, ar pas kokį kitą specialistą, kuris jį, tarkim, dažnai seka, konsultuoja, arba net ir ūmių ligų atvejais, gali ir specialistas nukreipti į fizinės medicinos reabilitacijos gydytojo konsultaciją. Tai jeigu žmogus konsultuojasi su specialistu dėl kažkokios ūmios ligos, irgi gali, aišku, turėtų pats specialistas nukreipti, bet kartais žinom, kad ir patys žmonės imasi iniciatyvos pasiteirauti, ar man nepriklauso. Tai. Ypač apie palaikomąją, sakykime, ar ne, tai žmogus vis tiek turėtų pats gal labiau sekti. Taip, tai va, ir specialistas gali išduoti kitam specialistui siuntimą, šiuo atveju fizinės medicinos reabilitacijos gydytojui. O jau kai patenka žmogus pas reabilitacijos gydytoją, tai svarbu žinoti, jeigu skirta bus reabilitacija, tai kai jau reabilitacijos gydytojas išrašo siuntimą, reikia per 2 mėnesius nuvykti į reabilitacijos įstaigą. Tai jau ne tik užsiregistruoti, bet jau nuvykti. Nebent kartais gydytojas mato, kad būna etapais ir eilės, ar mato, kad ta reabilitacija neskubi, arba net mato, kad gal ją reikia vėliau taikyti, tai gydytojas gali nurodyti siuntime kitą terminą, tarkim, reabilitaciją ten taikyti nuo tada iki tada. Jo. Nes iš tikrųjų gali iškilti problema, jeigu aš, tarkim, noriu, neminėsiu, bet žinau, kad yra tikrai populiarių įstaigų, kuriuose eilės didžiulės, tai nesuspėsi per 2 mėnesius. Tikrai? Taip, bet tai čia šiuo atveju turi būti vertinta, ar su gydytoju net aptart, ar jis gali žmogus laukti, nes sveikata yra svarbiau negu, tarkim, jeigu reikia skubiai reabilitacijos, tai tikrai nereikia laukti jau galbūt mano savo išsvajotos įstaigos, bet visgi važiuoti, kuri gali priimti anksčiau. Taip. O sakykime, palaikomosios reabilitacijos atveju galbūt irgi pirmą rezervuoti vietą galima, ar ne, ir tada pradėti tvarkytis dokumentus, ar neišeina taip? Tokie mes visgi norim kelią, kaip ir sakyti, nenorim sudaryti, nes žmogus dar nežino, ar jis tikrai gaus tą siuntimą, ar tikrai tai reabilitacijai. Gal apskritai jam dar tai reabilitacijos jau nereikės, tarkim, daug metų gavo, bet galbūt jau kažkas atsistatė, arba atvirkščiai jau gal ten nėra poveikio tos reabilitacijos. Tai visgi turi pirmiau turėti siuntimą. Bet palaikomai galbūt svarstysim ateityje, galbūt jis galėtų ilgiau galioti, tarkim, šitos reabilitacijos atveju. Bet šiuo metu turi palaikomą, reikia nuvykti per 2 mėnesius, bet jeigu jau vis tiek gydytojas irgi šiuo atveju, ir tiek gydytojas, tiek pacientas dažnai vyksta ne pirmą kartą, jau daug žino tų niuansų, tai tikrai galima pasitarti dėl laikotarpio. Aišku, sudėtingiau būna vasarą, mes tikrai nenorim, kad visi pacientai važiuotų vasarą, norim, kad jie išsiskirstytų metų bėgyje, tai
Bet, pacientą, aišku, teisė rinktis yra. Ypač Palangoje ir prie jūros ar panašiai. Tai Tai ir toks paskutinis klausimas, galbūt palinkėjimas žmonėm, kurie galbūt šiuo metu kenčia kažkokius skausmus ir judesio padėties sutrikimus, dar kažkokie dalykai neramina, besitęsiančios galbūt būklės arba neištirtos. Ką palinkėtumėt? Ar verta kreiptis dėl reabilitacijos, bent pasikalbėti su gydytoju? Tai aišku, kad tikrai verta, kad nereikia užsidaryti savo skausmuose, savo bėdose, visada pirmiausiai kreiptis į šeimos gydytoją. Aišku, labai svarbus tas kontaktas su šeimos gydytoju, tai reikia išsirinkti tokį šeimos gydytoją, kuriuo tu pasitikė. Tikrai yra galimybės keisti, jeigu, tarkim, nėra to kontakto, nes visi mes žmonės skirtingi, tai reikia išsirinkti šeimos gydytoją, kuriuo pasitikė. O jau šeimos gydytojas tikrai, jeigu matys, kad gali būti galbūt taikoma reabilitacija, tai nusiųs į fizinės medicinos reabilitacijos gydytojo konsultaciją. Ir tikrai nėra ribų nei amžiaus, nei kažkokiu apribojimu pagal kažką kitą, viską žiūrima tik tai pagal funkcijų sutrikimus, pagal ligas, tai tikrai visada verta pasikonsultuoti, aišku, pirmiausia su šeimos gydytoju, nes žmogus pats negali įvertinti, ar jam reikia ar nereikia, ar jam yra indikacijų reabilitacija. Bet visada verta bandyti, nes aš manau, daugelį atvejų, ypač ta pradinė, yra tikrai pakankamai prieinama, ta pradinė reabilitacija ir šalia namų gali ją gauti ir kartais net nebūtina, jeigu žmogus dirbantis nuo darbų atsitrauk, nes jinai gali būti suderinama ir su darbo grafiku galima susiderinti. Tai tikrai visada reikia ieškoti pagalbos, nekentėti, nes ar tikrai skausmo neturi būti šiais laikais, tarkim, jeigu dėl skausmo ar dėl kažko, tikrai yra priemonių, jeigu ne reabilitacija, tai vis tiek kažkur kitur žmogų nukreips, kur jis tos pagalbos gali gauti, tarkim, dėl skausmo ar iš skausmo klinikos. Tikrai pagalbą galima gauti, tikrai suprantu, kad kartais norint gauti tą pagalbą irgi reikia kantrybės, nes, yra eilės, reikia kartais tos kantrybės, bet tikrai verta išlaukti, nueiti ir į tą konsultaciją ir pakalbėti ir tikrai pagalbos visada verta ieškoti. Ir dar kalbant nepakalbėjom apie galimybės patekti, ar ne, galbūt irgi ne visi žino, kad yra pavėžėjimo paslauga, galbūt ne visur tobulai veikia ir panašiai, bet pasidomėti ir žinoti, ar ne, kad galima kreiptis dėl tokios pagalbos irgi verta. Taip, tikrai verta, jie reiktų apsitarti irgi su šeimos gydytoju ar siunčiančiu gydytoju, nes ta pavėžėjimo paslauga turi būti užpildyta siuntime, ta prasme turi būti nurodyta, kad reikia. Tai tikrai visada, kas sunkiau juda, kam sunkiau nuvykti į ar ten reabilitacijos ar kitas paslaugas teikiančias įstaigas, tai reikia pasitarti su gydytoju, kad galbūt aš galiu gauti tą pavėžėjimo paslaugą. Ir galima ir yra numeris pasiskambinti, tik dabar bijau sumeluoti, 1808 liktai, bet reiktų patikslinti pavėžėjimo, pasiteirauti ar ten kada priklauso. Bet iš tikrųjų ta paslauga plėtojama ir manau ateityje, jeigu pradėjom tik tai nuo hemodializuojamų pacientų kažkada pradžia, tai tikrai dabar plačiau bus taikoma ir tikrai tikiuosi, kad ateityje visi, kuriem tos, kaip sakyt, pagalbos reikia dėl medicininių, kaip sakyt, priežasčių nuvykti į įstaigą, turėtų būti pasiekiama ta pavėžėjimo paslauga. Tikiuosi, kad šiandienos pokalbis jums buvo įdomus ir tikrai sužinojote naudingų dalykų. Ir dar kartą atkreipiam dėmesį, kad ir patys turime galvoti apie savo sveikatą, atkreipti šeimos gydytojo dėmesį, galbūt pasidomėti, pavartyti valstybinės ligonių kasos tinklalapį, kas ten parašyta, ar ne, galbūt kartais ir gydytojai pamiršta arba per skubėjimą net nežino kai kurių dalykų. Labai noriu padėkoti šiandienos viešniai Rimantei Venclovienei ir prašau, kviečiu klausytis mūsų tinklalaidžių Spotify platformoje ir YouTube paskyroje. Iki kitų susitikimų.